Ar įmanoma pačiam įveikti nuoskaudą tėvams? Tai rimtas klausimas. Apskritai jau šaunu, kad supratai, jog jauti nuoskaudą savo tėvams. Ir leisk man iš karto atsakyti į šį klausimą struktūriškai. Visų pirma, yra 2 tipų nuoskauda tėvams. Pirmas tipas yra nuoskauda, kai jie galėjo padaryti ir geriau. Pavyzdžiui, jie nesiuntė manęs į kokias stovyklas, kur kitus siuntė. Ir jei jie būtų mane siuntę, galbūt dabar būčiau gyvenime drąsesnė, man būtų lengviau bendrauti, nebūčiau tokia uždara. Arba pavyzdžiui, štai kodėl, mano tėvai man liepdavo daržus ravėti. Turėdavau važiuoti į sodą miesto pakraštį ir dirbti nemėgstamą darbą. O mano kaimyniai neliepdavo. Beje, aš kalbu apie save. Mano kaimynė galėdavo ilgai svečiuotis, vėlai grįžti namo ir jos niekas nebardavo. O man buvo nubrėžtos aiškios ribos. Maksimum iki 12 valandos. Ir jei bent 10 minučių pavėluodavau grįžti, turėdavau atklausyti apie 10 minučių moralą ir dar pasiaiškinti, kodėl laiku negrįžau. Visa tai baisu žinoma. Štai kokie tėvai. Bet kažkamgi pasisekė. Arba pavyzdžiui, yra tėvų, kurie mėgsta apsikabinti, pagirti, pasakyti, kokia tu šaunuolė. Jie tokie. O mano buvo ne tokie. Jie buvo šalti tuo klausimu. Nebuvo taktiliški. Tai yra tokio tipo tėvai. Tai vienas nuoskaudų tipas tėvams. Ir ką su tuo daryti, dar papasakosiu. Yra kitas nuoskaudų tėvams tipas. Kai tėvai rimtai traumuodavo, sužalodavo, kai mušdavo, pavyzdžiui, kai vartodavo alkoholio ir elgdavosi netinkamai, kai tiesiog dingdavo, būna palikti alkani vaikai, kažkas būdavo atimama iš vaikų. Iš tikrųjų buvo naudojamas fizinis ar psichologinis smurtas. Tai visai kita padėtis, visai kita situacija ir visai kita nuoskaudų tėvams rūšis. Ir dabar, kaip įveikti nuoskaudą tėvams? Kai yra pirmoji nuoskaudų tėvams rūšis, ji labai paprasta. Mes visi turime tokius tėvus, kokius turime. Ir kad mano tėtis stengėsi mane auklėti disciplinuotai, griežtai ribojo tai, kas jam atrodė netinkama, o mama nebuvo labai šilta ir taktiliška, tai galbūt kaip tik dėl to tapau tuo, kuo esu. Ir kai jaučiam nuoskaudą pirmojo tipo tėvams, tai laikas suprasti, kad tai nėra apmaudas dėl tėvų. Tai yra pretenzijos sau. O pretenzijos sau reiškia užkonservuotą, užspaustą norą. Galime tiesiog sakyti, man pats laikas tapti sau pačiai savo tėvais. Tai yra duoti sau tai, ko aš noriu, ko negalėjo man duoti tėvai. Pavyzdžiui, vykti į įvairias stovyklas suaugusiems. Arba, pavyzdžiui, nedirbti tokių darbų, kokių aš nemėgstu. Susikurti savo viską, ką leidžia šis pasaulis, tarsi aš būčiau geriausi tėvai savo. O tada vietoj apmaudo savo tėvams, paimti šią energiją, transformuoti ir ji tampa nuostabia energija tikslui pasiekti. Ir tai galima padaryti savarankiškai. Visai lengvai. Jau dabar sužinojus šią informaciją gali pradėti transformuoti tą energiją. Taip, tau reikia šią būseną panaudoti, kad suprasti, ko tu iš tikrųjų nori. Tavo neišpildytus kaprizus ir poreikius. Nuoskauda tėvams iš tikrųjų yra tik noras to, ką gali įnešti į savo gyvenimą dabar.
kaip įveikti antro tipo nuoskaudas tėvams, kai tai tikrai rimtos traumos susijusios su tėvais. Beje, yra tokių žmonių, kurie būtent dėka labai sunkios vaikystės tapo labai sėkmingais verslininkais. Sukūrė nuostabias šeimas, šaunius santykius su savo vaikais, tokiu principu, kad niekada neleisti savo vaikams gyvenime patirti kažką panašaus, kas nutiko jiems vaikystėje. Tai taip pat tiesa, tai labai šaunu. Bet kaip sakoma, kad esame tokie stiprus, kad nėra kur stiprėti ir viskas, kas mūsų nenužudo, mūsų stipresniais jau nebepadarys. Ir taip, jei tai jūsų situacija, jūs tapote labai stiprus, sukūrėte ypač galingus psichinės gynybos mechanizmus. Tačiau būtent šie psichinės gynybos mechanizmai neleis jums savarankiškai įveikti tokių stiprių nuoskaudų savo tėvams. Ir galbūt jums atrodo, kad su jumis viskas gerai. Aš esu įsitikinus, kad taip ir yra. Tik šis labai galingas skausmo išgyvenimo užtaisas, kuris buvo įkrautas vaikystėje, turi būti iškrautas. Jei buvo smurto, jei buvo alkoholizmo, nepriežiūra, jei buvot patekę į pavojų su savo tėvais, jei jums tikrai grėsė kažkokia grėsmė gyvybei, prašau nuneškit tai psichoterapeutui, psichologui ir prašau suprasti, tai kaip vidinis kraujavimas, kurio nesimato. Gali atrodyti, kad turite viską, kad viskas yra gerai, tačiau tas užtaisas gali pačiu netikėčiausiu metu sprogti. Tai kol jaučiatės visai gerai, kol yra jėgų ir energijos skirti savo, neškit tas senas traumas terapeutui, kad išlaisvintuos tikrai rimtus dalykus, kurie nepastebimai veikia psichiką.